Asmeniniai finansai gali apkarsti kaip sudegintos kavos pupelės. Kad taip neatsitiktų, reikia pasirūpinti ne tik savo išlaidomis, bet ir taupimu. Šį kartą pinigų kartos eksperimente sutiko dalyvauti 2 Seimo nariai, kurie atvėrė savo piniginės asmeninių finansų ekspertėms. Ar joms pavyks atspėti, kam priklauso išlaidos? Ir ar Seimo nariai tvarkingai veda asmeninę buhalteriją? Pirmoji Seimo nario išlaidų analizė kibo Odeta Bložienė. Kol kas ji nežino, kam priklauso šios viso mėnesio išlaidos. Kokį portretą žmogaus pateikusio šią išlaidų ataskaitą ji nupieš? Aš manau, kad tai yra vadovai, abu, tiek vyras, tiek žmona, žiūrinti pajamą, žiūrinti užsiėmimą ir laisvalaikį. Taip, galbūt turi daržą, nes matau, kad sėklas pirko, gyvena greičiausiai nuosavam name arba turi sodą ir yra užimti žmonės. Manau, kad tikrai užimti žmonės, nes gan matosi didelės išlaidos maitinimuisi ne namuose. Tai dėl laiko stokos, dėl turbūt patogumo, tiesiog savo turi galimybę išleisti ir pietauti, ir galbūt netgi ir vakarienę turėti mieste. Manau, kad žmonės, tai yra žmonės gyvenantis šiuolaikinį, greitą ir aktyvų gyvenimą turėtų būti, nes tiek laisvalaikių kultūrai, tiek kad ir tai pačiai kavai išleidžiama yra daug, kas rodo, kad tu tiesiog bėgi kažkur pro šalį ar turi susitikimus. Tai manyčiau yra gan aktyvi šeima. Pirmosios išlaidos yra Seimo nario Armino Lydekos. Visą mėnesį jis atidžiai fiksavo, kiek ir kam išleidžia uždirbtus pinigus. Kaip savo asmeninius finansus tvarko Seimo narys? Ar jis veda asmeninę buhalteriją? Kalbant apie mano išlaidavimą, sunku pačiam vertinti save, tai yra subjektyvu. Aš asmeniškai galvoju, kad aš esu pakankamai taupus žmogus. Bent taip galvoja mano draugai, aplinkiniai, šeimos nariai, giminaičiai, nes su šiuo klausimu Arminai patark, kaip sutaupyti, kaip investuoti, kaip skaičiuoti, ką daryti, į mane kreipiasi pakankamai dažnai. Aš šeimos buhalterijos nevedu, per tiek metų esu ne pirmos jau jaunystės, jau ne 18-likinis, tad pakankamai jau jaučiu, ką pirkt, kada pirkt, kiek galiu leisti savo paišlaidauti vienoje ar kitoje situacijoje. Tačiau, tarkim, savo dukrą, kuriai dabar yra 17 metų, be abejo, mokinu. Na, o dabar įkiškime nosis į Armino Lydekos piniginę ir pažiūrėkime, kam ir kiek pinigų jis išleido. Daugmaž tie lūkesčiai ir atspindėjo, kaip aš maždaug įsivaizduoju. Tačiau gal truputį bendram tam skaičių fone šiek tiek gal produktams per daug išleista yra, nes jie sudarė maždaug apie 20% visų išlaidų. Pirmoji vietoje, ko reikėjo tikėtis, tai yra kultūrai skirtos išlaidos, netoli 300 eurų išleista. Prisipažinsiu, tiek aš, tiek žmona esam teatrų mylėtojai, gerbėjai, užtat kas keletą dienų privalomai turim nueiti į teatrą, kad vėl pasisemt tos dvasinės stiprybės. Antroje vietoje komunaliniai mokesčiai už butą. Gyvenam, kadangi Vilniaus senamiestyje, kaip žinia, šiek tiek visi mokesčiai yra didesni, brangesni. Na ir trečioje vietoje atsidūrė produktai, apie kuriuos jau truputį kalbėjau, minėjau, 250 eurų išleista produktams. Taip pat toliau galim pažvelgti, kad sveikatai ketvirtoji pozicijoje. Sveikata tai nesame mūsų šeima ligoniai, mes dar visi jauni, energingi ir stiprus, tačiau net ir profilaktiškai esame įsitikinę, kad reikia skirti dėmesį sveikatai tam, kad paskui nereikėtų skirti dar kur kas didesnių išlaidų, kur kas brangesniems vaistams, sudėtingoms operacijoms ir taip toliau. Paties Armino Lydekos mėnesio suvestinė nenustebino. Panašių rezultatų jis ir tikėjosi. Kaip asmeninių finansų ekspertė Odeta Bložienė vertins jo išlaidas? Kokį finansinį paveikslą ji nupieš ir kokių patarimų Seimo nariui turės?
Na, manyčiau, kad pirmiausia, šita šeima neturi savo konkretaus biudžeto. Pagal pateiktą struktūrą, kaip jinai atrodo, tai nėra įpratę sekti savo išlaidų labai nuosekliai ir daugiau darė turbūt greičiausiai šito projekto vedami. Žiūrint į išlaidų struktūrą, ką galima pasakyti, kad namų ūkis nėra numatęs dalies santaupoms. Galbūt, kaip ir dažnas lietuvis traktuoja tai, kas liks po atlyginimo arba po visų išlaidų, tai tada ir atidėsiu, nes žiūrint į biudžeto struktūrą, beveik trečdalis pajamų lieka santaupoms. Na, ką dar galiu pasakyti, kad pagal išlaidų struktūrą tikrai yra nemenka dalis skiriama laisvalaikiu arba, pavyzdžiui, maistui, ne namuose. Jeigu žiūrėtume mes tą standartinį lietuvio biudžetą, tai visgi jisai skiriasi nuo šito ir manyčiau, ko reikėtų, kad būtų sėkmingesnis finansų valdymas, tai geriau žinoti savo tikslus. Tikrai galbūt nėra poreikio skaičiuoti kiekvieno lito, bet pasižiūrėti ir pasidaryti suvestinę, konkretesnę pagal prioritetus tikrai praverstų, nes patiems atvertų akis, kokios yra išlaidos ir kam yra skiriami pinigai. Pats metas įvertinti antrojo Seimo nario išlaidas ir asmeninę buhalteriją. Finansų ekspertė Julita Varanauskienė taip pat pamėgins apibūdinti žmogų pateikusi išlaidų ataskaitą ir išdėsti savo įžvalgas apie jo asmeninius finansus ir išlaidų ypatybės. Kur šis eksperimento herojus išleidžia daugiausia savo pajamų, kurias reikėtų šiek tiek apkarpyti. Žinojau, kad tai yra vyro išlaidos, tai taip ir yra, nes, sakykime, pasigėdau tokių kosmetikos, drabužių. Na, aišku, gal čia kovo mėnuo, gal tik tai toks yra, bet, na, sakykime, čia tokios vyriškos išlaidos, tai yra, bet vėlgi, maisto pirkimas tenka šitai piniginiai. Na, aš nežinau, aišku, kito šeimos nario galbūt tas maisto išlaidos yra jos dalyjamosios kažkokia tai dalimi, bet iš principo taip. Toliau, jeigu žiūrėti, vėlgi, tai yra vyras, kuris, sakykime, neturi kažkokių itin brangių ir egzotiškų pomėgių, jeigu būtų galima pažiūrėti vien tik tai iš kovo mėnesio duomenų, tai yra protmušiai, tai yra knygos, na, tai yra tie tokie dalykai, sakykime, tai nėra kažkoks, tai, nežinau, automobilių sportas arba motociklai arba dar kažkas, kas iš principo rodo tokį kažkokį tai ramų gyvenimo būdą. Antrasis mūsų eksperimento dalyvis Seimo narys Julius Sabatauskas. Jis taip pat visą mėnesį sekė savo išlaidas. Kaip jis vertina savo įgūdžius tvarkyti ir sekti asmeninius finansus? Ar jis veda asmeninę buhalteriją? Na, iš tikrųjų, aš prieš eksperimentą galvojau, kad vis tik didžiąją dalį išlaidų sudarys maisto produktai. Tačiau suvedęs čekius, pamačiau, kad iš tikrųjų nėra taip, kad yra ir kitokių išlaidų. Kaip matėte, tai yra išlaidos spaudiniams, knygoms. Tiesa, jau knygų mugė jau buvo praūžusi prieš eksperimentą, taigi ten nesimato tų išlaidų, kurios paprastai būna per knygų mugę. Tikrai nesu tas, kuris pernelyg taupus. Už tai save kartais pagraužiu. Reikėtų tuos pinigus šiek tiek taupyti, nes vien dėl to, kai mūsų tėvai seneliai įpratę, kad niekada nežinai, kas tavęs laukia ir, kaip sakydavo, juodai dienai. Kovo mėnesio išlaidų sąraše atsidūrė netipinių išlaidų, trumpa kelionė į užsienį bei tradicinė šeimos Velykų išvyka. Šios išlaidos šiek tiek pakoregavo suvestinę. Kokių pastabų ir patarimų turės ekspertė? Iš šito pavyzdžio matyti, kad tai yra žmogus, kurio pajamos yra gerokai didesnės negu vidutinės ir, aišku, išlaidos jos irgi yra gerokai didesnės negu vidutinės. Šitie duomenys, šitie dokumentai rodo, kad netgi ir tų tikslinių taupimų yra ir tai yra gyvybės draudimo sutartis, pagal kurią tam tikra suma kiekvieną mėnesį yra atidedama. Na, žiūrint, lyginant su pajamomis, tai man kaip finansų ekspertai, tai ta suma mėnesinė, jinai tarsi ir atrodytų mažoka, bet vėlgi aš manau, kad tai nėra vieninteliai pinigai, kuriuos šitas žmogus arba šitie žmonės taupo. Dar vieną, ką galėčiau paminėti, kad mes turim tokį, galimai atsipalaidavusi biudžetą, tai yra, kai lieka pinigų, kai pinigų užtenka ne tik tai maistui, bet ir kaviniai, ir tom pačiom išvykom, ir tom pačiom knygom ir panašiai. Ką tai rodo? Tai rodo, kad jeigu vis dėlto nutiktų taip, kad atsirastų kažkokių neplanuotų ir nematytų išlaidų, tai arba sumažėtų drastiškai pajamos,
Tai vėlgi šitas žmogus arba šita šeima visai nesunkiai galėtų pereiti į tą taupimo režimą. Na, aš nesu tas finansų guru, kuris galėtų mokyti ir labiau aš pats mokausi iš kitų ir, sakysim, žinau bičiulių, kurie tą dalyką kreipia labai didelį dėmesį ir tai aš nesu tas, kuris mokytojas. Na, su vaikais, taip. Šiuo atveju labiau pažengus yra mano žmona. Jau jinai tikrai labiau, tokio sukirpimo žmogus, kuris, ir tie finansiniai įpareigojimai, ar atidėjim, geriau, kaip sakant, atidėti ir pataupyti, negu, sakysim, išleisti per daug. Na, jeigu žiūrėti Lietuvoje, tai vėlgi pagal šitą išlaidų sumą Lietuvoje tai yra, kaip sakyt, viršutinis 20% tautos. Šitiem žmonėm, šitai šeimai, šitam žmogui galbūt užduočiau klausimą, ar jisai kada nors pasidomėjo, galvojo, paklausė, yra kur paklausti ir pažiūrėti ir pasiskaičiuoti, kokiagi būtų vis dėlto jo pensija, kai jisai tokių pajamų nebegautų, kada jisai ketina išeiti į tą pensiją ir galų gale nebedirbti ir pagal tai pasižiūrėti, ar jo turimas turtas, jau sukauptas turtas, jisai leistų palaikyti pageidaujamą gyvenimo lygį. Finansų ekspertė akcentuoja, kad vertinant asmeninius finansus svarbu atkreipti dėmesį ir į amžių, mat kiekviename amžiaus tarpsnyje svarbu atlikti namų darbus. Žmonėms nuo 50 iki pensijos taupyti reikėtų intensyviausiai ir tikslingiausiai. Ypač suklusti turėtų tie, kurie iki 50 nerado galimybių ar progų taupyti. Pasak ekspertės, būtent šiuo tarpsniu didžiausia pajamų dalis turi būti skirta pasirinktai taupimo formai. Vėlgi, kokia forma tas taupimas, kas ten gali norėti nusipirkti kažkokį tai nekilnojamą turtą kaip investiciją, kas ten gali tiesiog pinigėlius kaupti indėlio sąskaitoje arba kažkokioje tai panašioje priemonėje, ten taupimo lakštai ir obligacijos, nes vėlgi taip ir daug to laiko. Sakykime taip, jeigu, kaip ir dabar rekomenduojama, jeigu iki to laiko, kai norėsiu pasimti pinigus, yra nedaugiau kaip ten 5 arba 7 metai, tai jau labai smarkiai rizikuoti kaip ir būtų negalima. Regis didelių finansinių klaidų mūsų eksperimento dalyviai nedaro. Siekiant tobulumo reikėtų apkarpyti išlaidas kavai ir pietums mieste, fiksuoti visas išlaidas buhalterinėje knygoje ir būtinai pasirūpinti ilgalaikiu taupimu. O kaip mes visi be išimties turėtume elgtis su savo finansais, kad jų skonis neapkarstų, o būtų malonus kaip rytinė kava? Ar iš tiesų visi gali ir privalo taupyti? Tai aš manau, finansų valdymas jisai būtinas visiems. Nesvarbu, kokias pareigas užėmė, kiek tau metų, kokį išsilavinimą turi, nes su finansų sektoriumi susidurėme kuo toliau, tuo dažniau. Galimybės yra labai didelės naudotis visais finansiniais instrumentais, paslaugom ir netgi ne finansų sektoriaus teikiamais ir skolinantis galima praktiškai iš bet kur dabar. Tai gebėjimas surinkti informaciją, pasidaryti išvadas, pasilyginti kainas ir priimti savo tinkamą sprendimą, jisai būtinas kiekvienam. Bet ar kiekvienas gali taupyti? Klausimas. Jeigu namūkis gyvena su minimaliom pajamom, manau, objektyviai vertinant visas išlaidas, tai yra neįmanoma. Nesutaupyti, kai tu turi galvoti ar apmokėti komunalinės paslaugas, ar nupirkti vaikams galbūt naujus batus, ar ten padėvėtus, bet batus, kurie būtų reikalingi mokyklą. Tai mes negalime čia jau turbūt kalbėti apie jokį taupimą, nes tai tiesiog būtų protu nesuvokiama. Kad mes turime šitą įprotį ugdyti nuo vaikystės, taip. Nes jeigu kas yra taupimas? Taupimas tai yra įprotis, daryti tai nuolatos. Nes taupyti mes neišmoksime padidėjus atlyginimui, nes paprasta yra tiesa. Kuo daugiau uždirbi, tuo daugiau išleidi. Todėl vaikas dabar gaunantis 1 eurą, tikrai, jeigu mes įskatinsim, motyvuosim, atidėti, sumokėti palūkanas, ten kažkokią dalį sumokės tėvai ar ne trūkstamam tikslui, tiesiog išugdysime įprotį. Išlaidų vedimas, jisai kaip sustiprina ne tik jausmą, bet ir tą realybę, kad mes kontroliuojame tas išlaidas. Kai aš žinau, kiek ir kam aš išleidžiu, aš tada galiu įvertinti, ar aš čia daug, ar aš čia mažai, ar čia gerai, ar čia blogai. Reiškia, aš lygiai taip pat galiu planuoti, ko man reikės ateityje, kiek man pinigų reikės ateityje ir ką aš galiu leisti savo šiandien, kad rytoj nebūtų blogiau. Bet
manau, kad didesnė dalis žmonių yra tokių, kurie turi priežastį, kodėl jie tą daro. Ta priežastis ir galbūt, manau, kad kur kas daugiau rastume žmonių, kurie bandė kada nors tą daryti. Vieniem ten geriau pasisekė, kitiem blogiau pasisekė, vieni pabandė ir sakė, čia ne man čia skauda galva ir ten nervuoja ir panašiai. O kiti, kurie pabandė, sakykim, ten kažkokį tai tą mėnesį gal per mažai, čia reikėtų kalbėti apie kokį 3-4 mėnesį bent jau. Ir tą jie padarė dėl to, kad kažkas atsitiko. Pavyzdžiui, sumažėjo jų pajamos, arba jie persikėlė į kitą miestą gyventi. Ir tiesiog, kad priprasti prie to naujų galimybių ir prie to naujo gyvenimo būdo arba pasiekti kažkokių tikslų. Kaip ir vienas iš patarimų, kiek aš žinau, finansų analitikų, neiti į maisto parduotuvę alkanam. Tada nusipirki daugiau, negu iš tikrųjų reikia. Arba eiti tada, iš tikrųjų tada, kada tau prireikia tokių ar kitokių produktų. Aš asmeniškai mūsų piliečiams Lietuvoje linkėčiau ne tiek gal išmokti labiau taupyti, kiek išmokti racionaliau elgtis ir skaičiuoti savo pinigus. Apie ką mes kalbėjom šeimos buhalteriją. Kokios pajamos, kokios išlaidos, kam aš išleidau. Pripažinkim, retai, kuri šeima tuo užsiima ir tai daro. Ir manau neteisingai. Nes jeigu jaučiu, kad vieną mėnesį galo su galu nesudūriau, kitą mėnesį kažkur kažką ne taip darau. Taigi, kad asmeniniai finansai taptų saldus kaip kanelė ar šokoladinis pyragas, reikia kelis mėnesius fiksuoti visas savo išlaidas. Tada galėsite įvertinti, kaip galite save palepinti ir kur reikėtų susiveržti diržus.